Labą dieną, iš Kupiškio gyvai, čia saulytė šviesa, gražus oras, už lango kviečia visus vykti į varžybas. Žodžiu, šiandien dalyvausim, alkūnė ištynus kaip visada, bet viskas bus gerai. Smėlis labai purus, pažiūrėsim, kas čia bus. Takim, einam ruoštis, po biškį dalyvausim, pirmą rungtis luito metimas į tolis. Per priekį į galą, na žodžiu. Čia. Taigi Robertas pradeda, palaikom, suteikiam jam jėgų. Puikus metimas. Gražus metimas. Turėtų būti šiek tiek geresnis negu pirmasis. Palauksime oficialaus rezultato. Ir Donatas Maspalaitis ruošiasi, eina prie linijos. Šeši, 4-1. Tikrai tuoj pamatuosim. Gali būti ir geresnis rezultatas, labai panašus. Prieš tai buvusi. Metrai 40. 6,40, vis tik tai antra. Šaunuolis tikrai kovoja iki paskutinio. 21, tikrai gražus rezultatas. Ir sportininkas laimi visą pakuotę smetoniškos giro. Markevičius pirmoje rungtyje užėmęs 3. vietą. Startuos varžtų kėlimo rungtyje. 300 kg. Startas duotas. Robertas Bartkevičius, 300 kg. Vienas, puikus kėlimas. Lengvai ir stabiliai. Antras. Puikiai technika. Puikus tempas. Šiek tiek atsiliko kairė pusė, bet sportininkas baigė šį kėlimą. Taigi vis tik tai 3 startai. Robertas savo rezultatą kitas. Kol kas šioje rungtyje jis užima 3. vietą. Na žodžiu, pirma rungtis luito metimas 3. vietą, visai neblogai. Tada atkelimai 300 varžtai 3 kartai, visai irgi neblogai sakyčiau. Aišku, ten vietas aukštas neužėmiau, gal 5 turbūt, nežinau. Tiksliai negaliu pasakyti dabar. Bet viskas plius minus gerai einas labai. Žiūrėsim kaip toliau bus. Einu ruoštis rasto kelimui. Startas duotas, Robertas Bartkevičius. Vienas, labai lengvai. Du. Trys. Technika. 4. 30. 5. 20. 6. 10 sekundžių. 7. Robertas aplenkė Vytenis Pauzą. Dabar Robertas yra šios rungties lyderis su 7 kartais. O Vytenis Pauzą raundo kitoje su 6 kartais. Nu, čia jų buvarų. Saulius Kitas. Robertas Bartkevičius. Vienas,
energingai ir greitai. Priminsiu, kad šią rungtį pristato mums meistro kodas. Keturi. Meistro kodas. Virtų lietuviškų klasika ženklo šiltnamių gamintojas. Penki. 20 sekundžių dar liko. Šeši kartai. Laikas baigėsi, nors Robertas dar turėjo jėgų. Bent jau vienam kėlimui, bet puikus rezultatas 6 kartai. Ir startas duotas. Čia jau kova rimtesnė. Jėgos apylygės. Robertas truputį išsiveržęs į priekį. Kova yra tikrai jau saiki, abu sportininkai atiduoda visas jėgas. Startas duotas. Vykovai, kovojama dėl 5-6 vietos, Robertas Bartkevičius prieš Vytenį Paužą. Kova intensyvi kol kas visiškai lygi kova. Robertas truputį perima iniciatyvą, bet Vytenis nepasiduoda. Startas duotas. Kviečiame visus šventuosius. Sauliau nepasiduodam. Trečia vieta. Reikia išlaikyti. Robertas skuba ir tikisi, kad pavyks surinkti tiek taškų, kad aplenkti Saulius Kyką ir pakilti iš 4 į 3 vietą. Dar reikia! Dar reikia! 4 vieta. Robertas Bartkevičius, 33,5 taško. Nedaug trūko iki prizininkų pakilos, bet kitą kartą ir turime šiandien. Rastas buvo 103 kg, biškį mažiau negu tikėtasi, nes ant smėlio dalyvavom, tai truputį sunkiau. Todėl ir buvo 130, tai 7 pakartojimai, labai nebloga vieta buvo. Toliau maišo kėlimas, ant peties susikėlimas. Truputį jau buvau išsekęs, jau taip jėgų nebebuvo, ištvermės pritrūko, šiaip galėjau kelt 7 kartus, bet iškėliau 6. Ir trečias buvo štai rungtynė, o pirmą vietą 7 iškėlė 2 žmonės, tai žodžiu. Šiaip varžybas neblogai viskas sekės, tik po to jau po rasto jau nusilpau, jau nebebuvo jėgų ir tada pamaišo viskas, dasimušiau, realiai viskas, jau dasimušiau iki galo vos, nuslobęs jaučiau žiauriai. Ir tada buvo virvės traukimas, ten 1 prieš 1, tai ten, žodžiu, gavau malkų 2 kartus. Ir, blemba, kažkaip nesusiklostė. Nežinau, aš nemoku gal trauktas virvės, ar kame čia reikalas, ar tiesiog, ar taip pavargau smarkiai, kad jau jėgų nebebuvo, nes ir aštrumo trūko, ir toks, žodžiu. Arba per silpnas, kas ten žino. Ir kas toliau, paskutinė rungtis. Aišku, per virvę gavos taip, kad ant paskutinę vietą dalinaus su vienu žmogum, nes sutarėm tiesiog nebetrauk, nes ten man tai išvis ragas buvo, aš tenais, dilbėjau apšė sprogė.
Rankas irgi ten pirštai, delnai nubelekas, čia net nuplyšo nagas biškiai, atsiknoja nuodas, visi pirštai belia kaip skaudina. Aišku, nėra čia ką verkė, bet tiesiog nepatiko žiauriai rungtis, plius ten tas mėlis, visi batai šudini, visa apranga šudina. Viską nežinau, kaip reiks atsiplaut štangirkų, taigi neplausiaš skalbenkė, tai nežinau, reiks kažkaip šveist su šepetėliais ar kuo. Tada paskutinė rungtis, aš jau atsilikinėjau nuo 3 vietos, nuo Sauliaus gal 3 taškais turbūt, ar 4, tikrai nepamenu, bet jau nemažai atsilikinėjau. Ir tada nešėm tą ančiuką ir skydas, tai ančiuką nunešiau viskas ok, o Saulius nepabaigė distancijos, net su šituo, jeigu būčiau dar skydą nunešęs, tai galimai būčiau buvęs 3. Ir šiaip, jeigu net tą virvę irgi galimai būčiau buvęs 3, nes labai numušė taškus, nes prieš virvę buvau 3 vietoje, tai žodžiu. Nieko, šiaip varžybom patenkintas, pasirodžiau tikrai gerai, labai netgi gerai. Po tokio nuopolio, kaip praeitų varžybų, nes, tenais tai tragedija buvo, nes, savijauta irgi tragedija, dabar viskas buvo labai liuks. Tik sakau, jau pamaišo, tiesiog ištvermės nebebuvo, viskas jau skauda, jau visas toks nusilpęs, tai nežinau, gal angliavandenių reikėjo biškį daugiau dar išgerti, ar ten kažką saldainį kokį pakramtyti, ar kofeiną reikėjo užmest, gal nežinau, bet tiesiog po tokių stiprių rungčių iki maksimumo, plus dar ant smėlio labai išsekau, tai tiek tų žinių. Baigęs varžybas, 4 vietą, neblogai šiaip, viskas neblogai. Džiaugiuosi, alkūnę jaučiau vėl pradeda tint, kauptis tenais vanduo, nes jau ištiesti jau, net pilnai atrodo nebeduoda, išties per jėgą reikia, žodžiu. Salkūnė prasti reikaliukai, toliau viskas kaip ir keliai, tai skauda, aišku, kaip visada, bet ten toks maudimas, biški, nėra taip, kad baisiai trukdytų, viskas ten kaip visada, minimalus uždegimai, nesvoriai dideli, tai šiaip, sakau, viskas labai neblogai ir tiek žinių, ką žinau, pavargau. Kursim mašiną įvažiuosim. Tai va, tiek žinių, chebryte, ačiū, kad žiūrit. Nelabai pasisekė ant paskutinių rungčių, bet yra kaip yra, svarbu, šiaip geras rezultatas, džiaugiuosi, kad ten nešėja prizinės paimti, čia nieko baisaus. Kažkada dar išeis, nes atsiminkim, kad varžovai labai stiprus ir visą laik stiprėja, tai aš turiu stiprėti ir dar stiprėti daugiau už juos kažkaip. Kad vytis ir aplenkt, nes patirties daug turi. Aš dar truputį yra rungčių, kur grybauju. Gerai, gan čia turškėti, jau 7 minutės kalbu. Vsio, chebryte, vsio, varam. Ir iki kitą kartą.